Jonavoj, jai 19, turi sodybą prie Anykščių, kur organizuoja naujaką ir kviečia daug naujų draugų. Man tai irgi išeitų. Tobula proga man kažkaip įsimesti. O man Aistė vis laiko asociuojasi kažkodėl tai su gražiom merginom kažkodėl. Aistė? Vat jo. Man Aistė, šiaip jo, Aistė toks vardas, kur negali ketvirtas būti vardu Aistė. Nes vis tiek išvaizda ir vardas kažkiek susiję yra. Tikrai. Pašnekėsim po pokalbio, bet... Kur naujakas, Anykščiuose? Jo, bet šiaip iš Jonavos. Labas. Labas. Aistė, ne čia? Aha. Ką veikia Aistė? Nieko, sėdė, kažkas skambina. Čia skambina... Man atrodo, kažkas dubliuojas, nes aš savo balsą girdžiu. Žinau, visi girdi, kas tai turi būti. Jo, tai radistas klausė, ne? Ai, ne, neklausau. O kodėl man dubliuojasi balsas mano? Nežinau, daugam taip dubliuojasi. Žiūrėk, Aistė, tu šventi naujus Anykščiuose kažkur, ne? Nu, ne. Taigi aš gavau numerį iš tavo draugų, kad tu turi chatą kažkokią Anykščių rajone. Tai turbūt draugai melavo. Tu čia rimtai? Mane nežino. Aš gavau tavo numerį būtent... Tu iš Jonavos, ne? Nu, tai. Nu, o tai kaip aš galiu gauti tavo numerį, žinau tavo vardą ir iš kur tu esi, jeigu aš nežinau, kur tu naujaką šventi? Tai čia, žinai, keliai dar nežinomi, kur čia tie nauji bus. Tai tu kažkaip jau matau... Aš tiesiog skambintau, nes noriu, tipo, į naujaką pas jūs kažkaip įsimest, nes turiu bendrų pažįstamų daug, bet nulenkinėjai kažkaip ten, kad, tipo, nepatekčiau pas jūs, ne? Ne, nu, tai supranti, tai tų pažįstamų jau ir klausk tada, bet aš tai nežinau. Nes aš žinau, kad čia tu pagrindinė esi. Ai, pagrindinė veikėja. Jo, tai man ir išskyrė, sako, jeigu nori įsimest, skambink Aistė, jeigu Aistė sutinka, tipo, viskas tvarkoja. Tai aš sutinku, žinok. A ne? Tu nieko net nežinai, kas aš toks esu iš jūsų. Ne, bet tai ką čia jūs tarim, jeigu taip nori. Jeigu nori, tai o kiek stavkė? Tai va, tų pažįstamų ir klausk, žinok. Aš nieko nežinau. Taigi, negi aš dabar skambinėsiu visiems. Dabar man sakė tau paskambin, nes tu organizuoji, tai aš tau ir skambinu. Negi aš dabar vėl atgal skambinsiu ir sakysiu, va, čia Aistė sutiko, čia kažką palemeno, tipo, tai su tavim sutarėm normaliai. Nu, žinai, žinočiau, pasakyčiau, kai nežinau, negaliu sakyti. Kas tau yra? Tu serialą kokį nors žiūrėjai, ar neatsigauni nuo kažko? Normaliai, šnekėk. Normaliai. Nu, tai važiuojam pas tavį naujaką, viskas jau? Tai į Anykščius? Jo, Anykščių rajone, ar kur ten, ar apskrityje, aš tiksliai neišsiklausinėjau iki galo. Tai va, išsiklausinėk pirmą ir važiuokit, nu. Nu, jau matau, kad nenori, kad varyčiau. Nu, man tai, žinai, vis tiek nedalyvausi Anykščiuose, tai ką aš galiu pasakyti? Dalyvausi? Iš kur tu žinai? Na gerai, matau, čia su tavim nesustarsi paprastai. Iš tikrųjų, tai tave skambina radijos stotis Zip FM. Zip FM. Labas. Aišku, labas. Labas. Atsiunti tavo telefono numerį Lukas Aistė ir sako, Hebra, pasukit ją, gyveno Jonavoj, 19 metų, turi sodybą prie Anykščių, kurioj gal organizuoja naujaką. Visai sumaišę. Kviečia daug naujų draugų, sakė. Tai neturite jokios sodybos? Ne. Nu va, tai jis nusipirk. Gerai, iki. Kas čia per ždurkės, karočiui? Ne, žinai kaip, čia normalu. Aš girdėjau, kad mano kaimyno brolis nusipirks tau naują mašiną, nes Vokietija yra. Čia kaip tas anekdotas, žinai. Ne, rimtai, jaučiu vienintelis juokingas buvo Šapro. Kažkas mums čia skambina. Nepyk? Tau skambina? Klausau, kas čia? Sveiki. Laba. Kodėl tai kiaujo nekelia tragelę? Nu, nes dirbam, o ką? Dirbat? Nu. Gali vienam žmogui paskambinti? Galim. Gal. Žiūrės, dabar diktuosiu numerį. Davai, diktuok.
Palauk, pasakyk, visi užsirašinėjom dabar. Diktuok. Man nesvarbu. Palūžu, ne? Jums čia gali bet kas paskambinti? Gali šiaip mums prisiskambinti. Rimtai? 852411010. O nori klausimą? Ne. Jeigu turit mantui merginos, bet reikia mergina tik tai. Jeigu turit mantui naujametinį pasiūlymą ir norit su mantu kartu švęsti naujosius metus, nes mantas yra vienas, jis liūdi ir neturi draugės, su kuria švęs naujųjų metų, ne? Ir plus dar yra maždaug tarp 6-7. Taip, tarp 6-7 turi pūst. Gerai. Jeigu išgėrus Klausau? esate, aš tai. Alio, Išgirdome. o tu mergina? Labas. Sveiki. Duosiu merginos numerį, girdim, kad norit paskambinti. Merginai? Mes nenorim merginai paskambinti. Mes norim, kad mergina paskambintų, kuri norėtų švęsti naujosius metus su Katleriu. O, Nu, ne kažkaip netaip išgirdot. Alio? Telio. Alio. Išgeriam brum brum. Ne, tuoj man tai bus ar nebus iš tų 5 numerių. Klausau. Labas, Labas. Kuo tu vardu? Kaip? Živilė. Nu va, Živilė. Labas, Aptarkit. Živilė. Labas. O tu žinai, kur čia skambinė, ar šiaip bandė marškinėlis laimėti kokis nors? Mes su Alga neturim ką veikti, tai paskambinom tau. Supratau. Gerai. Klausau. Alio. Nu, matai. Rašykit laiškus, jeigu neprakalbat. Nu, kas gyda. Nu ir ką? Ir Man atrodo, aš su mama švęsiu. Alio? labas. Labas. Ką Darius skambina? Labas, Dariau. Ką tik paskambino toksai vienas, korespondentas, tai klausė, kas vakar jam skambino. Aš sakiau, tipo, nežinau, tai va dabar galite jam paskambinti, pasakyk, kad čia... Dar, kad tu atsiusk man į Facebooką numerį. Klausyk, aš negaliu, nes tu nesi pas mane drauguoti. Tai užsirašyk, aš va dabar greit pasakysiu numerį. Dar, būk geras. Neturiu kaip užsirašyti. Parašyk Rolandas @radis.lt. Prie kompo esi, ne? Blemba. Ir aš tave priimsiu draugus tada Facebook'e, davai? Nepriims. Tu mane pakviesi. Jis man tą patį sakė, jis manęs iki šiol nepriima. Būk geras, parašyk. Ne, dar ką maldėtis. Jonui rašo, žinau aš. Ai, okei. Dariukai, parašyk kaip nors man gerai, aš tada pakviesiu tada. Aš tau komentarę prašysiu ten kažką. O, davai. Laisvę. Numerį parašys Nu, komentarą. ir ką? Paskutinis šansas. Alio? Sveiki. Supratau. Oi, sorry. Kaip ir testom. Gerai.